Sveiki visi, šiandien žaisiu Natural Disaster Survival. Filmuoju jau trečią kartą. E, Pirmas kartas buvo dėl to, nes filmavau video, nieko nesigirdėjo. Ok, čia iškart yra exploiteris, tai iškart lyvinam, nes nepažaisiu normaliai. Tada antras kartas buvo dėl to, nes netyčia paspaudžiau escape mygtuką, kas nutraukė filmavimą. Nežinau kodėl. Filmuoju per paprastą kompiuterio filmavimą, paspaudęs Windows mygtuką plus Shift plus C. Ir jo. Tai dabar papasakosiu. Turbūt visi žinot. Aik tu savo, vėl keičiam serverį. Turbūt visi žinot šitą žaidimą ir kaip jį žaisti. Bet jeigu yra tokių, kurie nėra žaidę šito žaidimo ir nežino, kaip jį žaisti, tai aš papasakosiu, kaip čia viskas vyksta. Tai va, išrenka mapą ir tada tu ten turi kažkiek laiko apsižiūrėti ar kažką tokio, išsirinkti vietą, kur būt. Ir tada paskelbė, koks natural disasteris nutiks. Ir čia, kaip matau, įvyko potvynis, tai reikėjo kuo aukščiau pabėgti ir bandai išgyventi. Tai tuo išrinks kitą mapą, nežinau, prisijungiu serverį, kur čia tik 3 žmonės yra, tai ką žinau, bent jau exploiterių nėra, tai viskas gerai. Tai gerai. Gerai, tai mes gavom mapą kažkokį ir aš nežinau, ką šitie kalnai daro, nes anksčiau tikrai jų nebūdavo, bet aš užlipsiu čia ir, pavyzdžiui, jeigu bus kažkokie sniego rutuliai ir jie redės nuo... Ai, tai taip ir bus sniego rutuliai, nes jie nuo čia ir turi redėti. Tai va, užeinam čia, kad mūsų nenuredėtų ir mes taip išgyvensim. Tai jo. Nu va. Ai, tai taip, dėl to čia ir atsirado tiek. Tai va, galim pažiūrėti, kaip jie čia ridensis. Oi. Gerai, kad dar neprasidėjo. Gerai, gal taip ar tai negalima. Ai, tai čia visi išgyvens. Jo, čia visi išgyvens. Nes mes tik 3 esame ir mes visi 3 čia esame. Gerai, aš tiesiog noriu pažiūrėti, kaip... Ar įmanoma būtų išgyventi, jeigu aš neužlipčiau čia. Nu, čia turėtų būti man. Tai jie nenugriauna ant tiek daug. Tai jo, jeigu aš būčiau už to balto pastato, aš irgi išgyvenčiau. Jeigu aš būčiau už šitą baltą pastatą, tai tada išgyvenčiau. Manau. Tai va. Taip sėdi ir laukia. Čia biški nuobodu. Bet gauni +1 survivalą. Nu va, išgyvenau. Ir kadangi mes 3, aš patenku į top 10 ir aš turiu 27 survivalus. Kai praeitam akantą turėjau 200 ir būčiau pirmoje vietoje. Bet gan virš 200. 200 keli gal buvo. Nežinau. Šiaip neatsimenu tiksliai, bet tikrai atsimenu, kad virš 200 buvo. O aš atsimenu šitą mapą, bet tipo potvynis blogai, tsunamis blogai, blizzardas turėtų būti gerai, aš noriu į tą šitą žalę, nes mano mėgstamiausia spalva yra žalia. Ir parašyti komentarą, kokia jūsų spalva mėgstamiausia. Ir jo, tai pala, kas ten yra blogai. Vulkanas blogai, jeigu pataiko į tave. Tada meteoritai blogai irgi, jeigu pataiko į tave. Šiaip dauguma yra blogai. Lengviausia išgyventi turbūt būtų virusą.
Bet šitą lietų įmanoma išgyventi. Įmanoma. Tipo šitoj kabinoj. O, ne! Ir ant tų žodžių. O, kas čia buvo? Ir ant tų žodžių aš turėjau pataikyti į tą mano kabiną. Ir nukrito. Bet pala, ką? Bet jis nėra, tipo, ant tiek stiprus. Nu gerai, gal jeigu. Ok, nu aš. Bet tai anksčiau nebūdavo ant tiek stiprus tas lietus, tipo. Nu jo. Nu čia nelabai buvo šansų pasirodo, bet aš tikrai galvojau išgyventi. Tipo. What? Nu supratau, susitiksim kitą mepę. Tai gavom kitą mepą. Ir jo. Aš nežinau, kas čia. Tipo. Kas būtų, jeigu aš užlipčiau ant to? Palauk, aš galiu valdyti. Jo, aš galiu valdyti. Aš galiu taip suktis. Bet tai čia stiklo nėra, tai. Jo. Aš galiu bandyti rizikuoti savo gyvybę. Ir aš galiu bandyti užlipti ant to. Oi, jis biškai juda. Tai aš plauksiu, kol jis nustos judėti. Ir užlipsiu ant to. Oi, aš neišgyvensiu, jeigu užlipsiu ant to. Šūdas. Šūdas. Bėgam. Aš žinau, kad pagal viską ten reikėtų lipti, bet aš manau, kad tas potvinis, kad šitas pastatas yra pakankamai aukštas ir tas potvinis, aš manau, gali nugriauti tuos planus, tai aš nerizikuosiu. O šitas pastatas yra pakankamai aukštas, man atrodo. Aš taip manau. Nu, aš tikiuosi, kad jis pakankamai aukštas. Ir aš išgyvensiu. Nu, o jeigu ne, tai jau per vėlų lipti ten. Nu, pažiūrėsim. Ne, aš manau, kad aš išgyvensiu. Jis nekyla ant tiek aukštai. Žiūrėk, netgi tie išgyvena. Netgi tas neapsemtas bus. Akiai, matot, jis nukrito. Gerai, šitie buvo pakankamai tvirti. Bet matai, net iki to nedabar. Tiksliau matote. Ok, jau normalesnis serveris darosi. Jau kažkas. Tipo, čia kaip ir gerai. O ką tas kompas? Kaip. Iš kur? Glass Office. Šitas mapas yra po geras. Dėl to, nes yra tsunamis. Ir tipo, jisai yra aukštas ir platus. Pakankamai aukštas, kad išgyvent potvinį laisvai. Ir pakankamai platus, kad nu šiaip jeigu tsunamis, tai biškai per aukštas tsunami. Jei tsunamis, tai aš dar spėsiu grįžti, manau, į apačią labiau. Ir tada. Oi. Prieš varau į pačią apačią. Oi. Nespėjau. Oi. Nespėjau. Va. Čia dar full damage negaunu. Gerai.
Nu, aš žinau, kad nesvarbu, kiek layerių aš esu, mane vis tiek kiaurai užmuš. Jisai tiesiog kiaurai žemė eina. Jie yra per stiprus, tai net laikys ar šiaip ar taip. Bet aš noriu. Ai. Oi, šitų. Nu, aš galiu čia gulėti. Aš galiu čia gulėti ir tikėtis, kad mane nepataikys. Aš galiu. Aš taip ir padarysiu, aš tiesiog čia gulėsiu. Nes jie per greitai skrenda, kad tu spėtum, jie yra per dideli ir jie per greitai skrenda, kad aš spėčiau padodžinti juos. Tai čia Meteor Shower yra tiesiog lakas, aš manau. Ir jo. Tai šitas disasteris paskutinis. Tai kol aš išgyvenu, net nereikėjo sakyti. Žodžiu. Tai nepamirškit palaikinti video, pasifreminti ir visą.